Žvejyba 2025 metrų. Kviečiu jūs į ekskursiją po Libra Lures stendą. Kaip ir kasmet, pas mus rasite patikimus stiklainius, kuriuose yra kirminų formos masalai. Neįtikėtinai veiksmingi gaudant upėtakius, ešerius ir taip pat šaponus. Šiais metais taip pat pristatome naujienas – Turbo Worm Mini, Largo XXL ir Flash Warp Junior. Pas mus taip pat rasite Bast serijos masalų. Pavadinimas gana klaidinantis, nes tai nepaprastai veiksmingi masalai dideliems ešeriams, bet taip pat puikiai tinka lengvam starkių žvejybai. Svarbu tai, kad šie masalai pateikiami būtent tokiuose pakuotėse. Pas mus stende ir gerose žūklės parduotuvėse rasite ne tik stiklainėlius, bet ir būtent tokias pakuotės. Libra Lures – tai ne tik kirminai. Dabar pristatome ir Vertical Pelagit serijos masalus. Šiais metais išeiname į tikrai plačius vandenis, kad galėtume gaudyti didžiausius plėšrūnus, starkius ir didelės lydekas. Todėl pas mus rasite ir 8 bei 7 colių masalų. Čia turime Embryon Twister 7 colių. Dabar Libra siūlo net 4 serijas – Trout, Bass, Predator, Vertical Pelagit. Tai yra masalai sukurti žvejoti didžiausiose Lenkijos upėse vertikaliai arba įprastų metimo būdų. Galime gaudyti lydekas, starkius. Šie masalai ne tik labai kruopščiai ištobulinti, rankomis dažyti, bet ir dirba neįtikėtinai, ką beje galite pamatyti mūsų akvariume. Didžiausi Lenkijos ežerai, taip pat dideli tvenkiniai. Dabar juos taip pat galite sėkmingai žvejoti su Libra Lures prekės ženklo masalais. Tokie modeliai kaip Frog, Dead Fish, Gobio leis jums efektyviai žvejoti vertikaliai. Stovime prie stovo, ant kurio galime rasti 2 mūsų naujus šio sezono masalus. Tai pirmasis iš jų Frog Padre Point Tail masalas, sukurtas specialiai vertikaliai žvejybai Vertical Pelagit metodu. Bet atvirai pasakius, nenustebsiu, jei gegužę gausime daug nuotraukų su lydekomis, pagautomis paprastų metimų būtent su šiuo masalu. Smulkiausios detalės, tokios kaip šios kojytės, bet svarbiausia, ši uodega lemia, kad šis masalas dirba net ir prie pačio švelniausio svorio bei menkiausio mūsų meškerės viršūnėlės judesio. Čia jau matome Frogą, paruoštą žvejybai. Kaip jau minėjau, tai yra Vertical serijos masalas, nes jis iš esmės sukurtas tam, kad būtų švelniai virpinamas mūsų meškerės viršūnėlė. Tada ši uodega sukuria įdomias bangas, kurios vilioja net ir pačius vangiausius plėšrūnus užpulti. Be to, letenėlių elementai taip pat atlieka savo darbą, kai šiek tiek pagreitinsime šį silikoninį masalą žvejodami metimu. Todėl tikrai galite tikėtis, kad gegužę su šiuo masalu eisiu gaudyti lydekų ir pagausiu tikrai gražių egzempliorių. Verta atkreipti dėmesį, kad čia turime platų spalvų pasirinkimą, nes galime prisitaikyti prie gamtos. Labai subtilios spalvos, bet taip pat galime rasti ir kažką ryškesnio, kad prisitaikytume prie plėšrūnų priklausomai nuo to, kaip jie šiuo metu maitinasi. Antras masalas, apie kurį verta pakalbėti, yra Blick Plug Tail, masalas iš Vertical Pelagit serijos. Taip pat kaip ir su Frog masalu, čia turime tokią pačią situaciją. Šis masalas man puikiai pasiteisino testuojant, žvejojant paprastai nuo kranto, nereikėjo naudotis valtimi. Čia taip pat turime platų spalvų pasirinkimą. Paprasčiausi sprendimai yra geriausi, tai yra tapatinimasis su natūraliai mūsų vandenyse gyvenančiomis žuvimis. Tokia natūrali spalva leidžia tam tikrą prasme susilieti su fone esančiomis žuvimis, kurios gyvena konkrečiame žvejybos telkinyje. Vis dėlto šį masalas išsiskiria savo ypatingų darbų. Kartais žuvims, kaip ir žuvims, reikia kažkokio ypatingo stimulo ir tuo stimulu, pavyzdžiui, gali būti spalva, kurią iš tikrųjų galima pamatyti iš neįtikėtinai didelio atstumo. Beje, ką tik čia pas mus buvo Libros gerbėjas. Jis pasigyrė nuotraukomis gražių sterkų, sugautų būtent šią spalvą. Jis sakė, kad tai buvo netoli Ščecino. Kas neturi šios spalvos savo dėžutėje, tas pralaimi. Poznanėje taip pat pirmą kartą galima gyvai pamatyti akluosius maišus. Tai yra specialūs paketai, kuriuose rasite įvairius mūsų masalus. Turime net 5 versijas – Mitz, Predator, Trout, Bass ir Vertical Pelagit. Tokie aklieji maišeliai leis jums ne tik sutaupyti pinigų,
Įsigiję tokią pakuotę galite padovanoti kam nors dovaną arba pradėti savo nuotykį su Libra Lures prekės ženklu, kad efektyviai žvejotumėte Lenkijos ir kituose vandenyse, ieškodami plėšrūnų. Ant tokios pakuotės nugarėlės rasite tikslų masalų aprašymą. Visa spalvų gama, o viduje be masalų jūsų taip pat laukia mūsų atributika. Libra atsižvelgia į žvejų lūkesčius ir dabar turime ne tik kirminų formos masalus, bet ir puikiai, pavyzdžiui, mailių imituojančius modelius. Pažiūrėkime į 2 colių Embryo Shad labai gražios violetinės spalvos. Šie masalai yra 2 ir 3 colių dydžių, bet šiemet bus prieinamos ir 8 colių versijos, kurias beje jau galėjote pamatyti. Be to, čia rasite mažus, bet nepaprastai veiksmingus net ir upėse, kur gyvena upėtakiai, Twister tipo masalus, mažiausias iš Predator serijos 1,75 colio Embryon Twister. Šis masalas ypač pasiteisina pavasarį, kai iš tikrųjų viskas, kas juda mūsų upėje, išskyrus plėšrūnus ar tokias žuvis kaip šapalas, yra tik maži mailiai arba lervos. Su tokiu Twister tipo masalu galime pagauti bet kurią žuvį, kuri maitinasi mūsų žvejybos vietoje.